labai ačiū Kūlgrindai. Mes turime šiandien svečius, jau kalbėjome, kad pas mus atvažiavo iš Punsko lietuviai. Jie visur pasibarstė, žiūri, kaip ką čia mes veikiame, kaip šokiame, rateliuose buvo. Ir aš jums pristatysiu Punsko Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos pirmininkę Aldoną Vaicekauskienę. Tai mūsų, kaip matėte, čia organizuojam lietuvių etninės kultūros draugiją, o Lenkija irgi turi lietuviai tokį pat savo draugiją. Mūsų bičiuliai, mes su jais kartu bendraujame, kartu padedame vieni kitiems, kartu bičiuliaujamės. Tai ir šiandien vakį duodu žodį Aldonai, nežinau, kur jos pabiro dainininkai, bet jie visur kartu sakė šoks ir dainuos, tai žodis Aldonai. Sveiki visi susirinkusieji in šitų ypatingų dienų, in tokių nakčių, trumpiausių, ilgiausių dienų ir in vietų, ypatingų vietų, kur mūsų protėviai vaikščiojo, meldėsi, aukojo, kur Lizdeika gal ateitį žmonėms spėjo. Jeigu mes tikim, kad linkėjimai, būrimai išsipildo, tai būkim visi laimingi, būkim visi sotūs. Būkim visi vieningi, kad tėvynė Lietuva priimtų ir galėtų sugrįžti visi įsibarsti po svieto tolimiausius kampukus. Kad Lietuva ir savo vaikus, kuriuos atskiria siena, irgi priimtų kaip lygius vaikus, kur vaikam, jau likusiem už sienos, kartais labai reikia tos Lietuvos rankos, Lietuvos užtarimo. Tai šitų naktį, jeigu išsipildo mūsų visų svajonės, mūsų visų norai. Ir mes atvažiavom. Aš pirmų razų in Lietuvų, in šitų šventį, nor apie jų labai seniai žinojau. Ir va būtent prieš mane stovinčio albinuko dėka mes ir savo krašte jau daug, virš 30 metų mėginam švysti. Ir vis susiklostė laikas, kad mes pas savi ruoždavom. O šiemet visus norėtum pakviesti po savaitės, po nedėlios, 28 birželio. Už tai mes šiandien su jumis gerimės nuostabiais balsais, ypatingomis dainomis. Ir labai smagu, kad galim labai lengvai atvažiuoti in Lietuvos širdį, in Vilnių ir pabūt šitų naktelį su jumis sykiu. Aš visą laiką su jumim tikrai sujaudino tavo kaip ir šauksmas. Mes niekada nepamirštam ten lietuvių likusių etninėse žemėse. Nastutė, dar viena ragana, atsivažiavo iš Punsko, sesė Aldonos Nastutė, mokytoja, buvusios ilgametė Navinikų mokyklos mokytoja, tradicinių juostų pinėja, audėja, knygos apie juostas parašiusiai, etnokultūros puoselėtoja, mūsų nepaprasta žinovė Punsko krašto lietuvių papročių, Nastutė pasislėpusi kaip ragana. Aš tai labai trumpai norėčiau tik tai pasakyti, kad rasų šventės tai yra meilės ir laimės šventė. Meilės, kad visiems jos nepritrūktų, kad lietuviai vieni kitus mylėtų, tai tada ateis ir laimė. Ir net be paparčio žiedo
visi mes būsime laimingi, jeigu vieni kitus mylėsim, visi būsime vieningi. Tai norėčiau, kad šis palinkėjimas mums visiems išsipildytų. O dabar Laukis mums pagiedos Punsko krašto lietuvių giesmę.